Tai treneri, jūsų mintis po rungtynių žiūrovam tai tikrai buvo gražios, o jum kaip? Tai mes, kai sakoma, dėl žiūrovų ir žaidžiam. Jeigu nebūtų žiūrovų, kam žaisti. Tai, gal sakyčiau, skaityčiau tik tais trečią kėlinį iš savo pusės komandos, nes matėsi, kad visai kitaip komanda išėjo žaisti. Pagaliau prabudo iš gilaus miego ir turbūt jau daugiau sukūrė momentų, gal ne viską realizavom, ką galėjom realizuoti. Kaip tik man pasirodė, kad likus maždaug 15 minučių iki rungtynių pabaigos agresyvumo lygis visiškai pakilo energijos. Sutinkat, kad pradėjote agresyviau žaisti ir tai davė naudos? Tai sakau, kaip meškos iš guolio žiemos išlindo ir buvo alkanėjau, pasidarė, suprato jo medžioti, valgyti. Tai gal nuo to ir agresyvumas atsirado. Bet šiaip, pramiegojom, pirmus 2 kėlinius pramiegojom ir po to jau nespėjom daryti. O per daugiau nei mėnesį tik 3 rungtynės buvo sužaistos. Turėjo kažkiek tas įtakos, kad mažai to žaidybinio laiko turėjo? Kažkiek. Taip, priešininkų komanda truputį daugiau turėjo, tai gal jie tam žaidybiniam tonuse. Mes daugiau treniravomės, tai galima sakyti, bet treniruotė ne visada prilygsta rungtynėm. Taip, tai nors kiekvienoj treniruotėj turi ir treniruotės liktais čia rungtynės yra, tai bet turbūt kažkur kažką pražiūrėjom treniruotėse ir to trūko mums rungtynėse. Gerai, ačiū, sėkmės toliau. Ačiū. Tai treneris, sveikinu su neįtikėtina pergalė, kaip jūsų akim šios rungtynės? Šios rungtynės buvo nelengvos, pavyko užsivesti ir pradžia nutikė, kad bus kažkas įdomaus šias rungtynės. Jautėsi labai stiprus kovingumas, ko mes ir labai norėjom šias rungtynės, kad jos būtų mūsų komandai nuo pat pradžių. Tai ir susirinkime vakar stipriai akcentavom, kad būtinai reikia pirmus keitimus padaryti labai stiprius. Kiekvienas lyderis turi parodyti kažką ypatingesnio, kad šios rungtynės yra ypatingos ir kad kiti komandos nariai eitų iš paskos. Manau, tai pavyko. Mažumoje labai gerai sužaidėm. Iš tiek daug minučių, kur teisėjo irgi buvo tokie abejotini sprendimai, atsilaikėm. Tai vėl buvo ženklas, kad šios rungtynės kažkaip neša mums sėkmę. Ir trečias kėlinys buvo labai stiprus, labai daug susikūrė progų energiją. Pavyko stovėti mūsų vardininkui labai stipriai. Ir sveikinu žaidėjus, nes buvo tikrai trečias kėlinys vertas tokio įdomaus finalo, atrodo. Dviejų lygiaverčių. Tai va, ši pergalė mums tokia kaip savivertės tokio savo, kad mes čia galim atvažiuoti irgi tikėtis pergalės, o ne taip prieš tai 2 kartus atvažiuojam ir nuleidę galvas išvažiuojam, tai tuo norisi pasidžiaugti. O turbūt trenerių štabas nelabai sutiko su Laisvydo Kudrevičiaus išvarimu, kaip jums tas? Nes prieš tai buvo į abi pusės ir iš energijos pusės labai panašus žaidimas kūnų į nugarą, galbūt tik jų žaidėjas nuleido galvą šiek tiek žemyn ir taip ir atrodė, bet čia mano gal mažiausia 2 minutės, jeigu ir tai, nežinau, bet 5 iki galo, tai čia per stipru. O ką galėtumėt pasakyti apie Simo Baltrūno žaidimą? Turbūt daugiau nei 50% šiandien jo pergalė. Jo pergalė tikrai, ir tikrai jis atvažiavo po 20, pasitreniravo, taip greitai atrodo grįžo į formą, treneris jo patikėjo ir labai teisingai. O turi 2 aukšto lygio vartininkus, kaip jūs nusprendžiat, kas žais? Būna visaip, kartais viens paskui kitą, kartais žiūrim prieš kurį varžovą stovėjo, kuris vartininkas geriau, kuris geriau jaučiasi, ir kalbamės mes su jais. Kartais jie net abudu pasako, vat aš norėčiau žaisti prieš tą varžovą, vat aš norėčiau. Tai kadangi jie tokie aukšto lygio vartininkai ir subrendę, tai lengva su jais susitarti. Ačiū.